Sveiki gyvi. Ką, senai nesimatėm. Praėjo berods porą savaičių. Kaip įkėlėm video. Iš tikrųjų, nebuvo nei kada važiuoti, nei su kuo važiuoti. Realiai nutiko biški naujų dalykų, apie kuriuos vėliau papasakosiu. Neblogi geri dalykai. Patenkintas. Tai va, išlindom. Prasilėkt, prasivažiuoti, reikia judėti, judint kaulus, gerint formą, jeigu čia norint važiuoti. Nes laikas bėga, cross-country etapas ne už kalnų. Tai reikia treniruotis, reikia važiuoti, reikia gerint formą, rinkt laiką ant motociklo, nes be važiavimo nieko kitaip nebus. Ką šiandien orelis biški vėjuota, bet nemaišo čia visai tėviai. Tai va. Ką, pasimatysim ant motociklo.
padangą prie galo. Žvejai žuvauja. Reikia kažkaip kompromisą rasti, kad ne baidyt žuvies galima būtų pavažiuoti. Bet sunku šia variantas kažkoks, man atrodo. Ką, laikas tikriausiai būtų papasakoti apie motociklą. Tai turim 2018 metų KTM EX 200 TPI modelį įpurškimą. Ženkliai naujesnis, modernesnis negu praeitas motociklas. Iš tokių dalykų, kas padaryta, tai pakeisti šliaužikai, susidėvėjusios dalys, žvaigždės, panašiai. Amortizatoriai bėgo, tai aptarnavimas priekinių šakių padarytas pas Džiugą Kazakevičių, dėkui jam. O daugiau ką papasakot apie jį. Ženkliai važiavimas skyrėsi nuo praeito KTM karburatoriaus. Šitas daug lengviau važiuojasi su juo negu su sena technika. Šiaip patenkintas esu. 6 Days modelis. Atrodo daug išvaizdžiau negu senas. Tai va. Dar iš tokių darbelių, ką reiktų pasidaryti, tai reiktų padangas pasikeisti, nes priekinė jau negyva. Galinę dar bandysim suvažiuoti kiek įmanoma. Yra padanga, bet taupimo sumetimais sudrošim šitą. Tai ką, o daugiau nežinau ką, bet papasakot reikia važiuoti. Dar mažai važiavęs. Nežinau, ar matos dvitaktis. Nepaminėjau, ne keturtaktis. Dvitaktis. Iš tokių upgrade'ų dar įdėtas ventiliatorius aušinimo. Kompiuterio apsauga uždėta. Artefon. Metalinė, ne plastikinė. O daugiau ką. Viskas turbūt eigoj. Šiaip patenkintas motociklu. Geras variantas. Papuolė. Ką. Galėsiu gal įdėti kelias iškarpas iš parvarimo emocijų. Emocijų daug buvo. Pirkimas toks įdomus, pasidomių žmonės. Alytuje įdomių žmonės gyvena. Su nakvynėm, su visko buvo pasiūlyta. Tai va.